gal turit kažkokių tai įdomesnių sistemų, nes šiuo metu kaip ir planuoju rengtis radiatorinę sistemą, nes medinė perdanga, kiek suprantu, galimybių kažkokio šildymo grindinio, bent jau kiek tai realiausi, kitur nelabai yra įsirengti. Jeigu ieškote grindinio šildymo būtent savo atveju, mes turime tinkamą sistemą. Jau daugiau negu 20 metų Uponor gamina sausas grindinio šildymo sistemas ir jos yra diegiamos tiek naujose, kaip pavyzdžiui, karkasiniuose namuose ir iš tiesų labai dažnai naudojamos senesnės statybos medinėse namuose, kur yra medinės perdangos, lagės, medinės grindys ir taip toliau. Reiškia, mes naudojame sputlasti, kuris yra frezuotas, į kurį dedasi aliuminio reflektoriai, kurie atspindi šilumą, kurie ateina plastikiniais vamzdeliais ar ne nuo jūsų šilumos šaltinių. Ant viršaus dedasi tam tikra krūvį paskirstanti plokštė, tai dažniausiai yra sausas grindinis gipsas ir tada montuojasi bet kokia jūsų norima grindų danga. Plytelės, kilimas, parketas ir visos kitos, ką įprastai naudojate. Mūsų sistemai įrengti nereikės nei lašo vandens. Tiek visas grindinio šildymo sluoksnis yra įrengiamas pilnai sausų būdu, niekur nenaudojami šlapi procesai, tiek ir viršutinė danga yra sumontuojama visiškai sausa. Reiškia, iš anksto paruošta, gamykliškai suformuota, tik tai įnešama ir padedama. Tai vyksta tam kaip pjovimo darbai ar ne, medžiagų formavimo, bet jokie šlapi procesai nenaudojami. Dėl to įdiegti jau mediniai langai, kaip pavyzdžiui, kažkokie tai galbūt baldų elementai, lubų elementai ar duris, jos nenukenčia ar ne dėl betonavimo išskirtos drėgmės. Lygiai taip pat ir nėra jokios tikimybės aplieti kaimynų ar kitaip sugadinti jų turtą, nes paprasčiausiai jokios drėgmės ten nėra. Tai iš radiatorius yra efektyviau labai žymiai, apie 25%. Jeigu lyginsime šią grindinio šildymo sistemą su analogiškai veikiančią betonuojamą ar ne šlapiais procesais įrengiamą grindinio šildymo sistemą, veikimas yra labai panašus. Tai reiškia, labai priklauso nuo jūsų paties namo, nuo naudojimo šildymo šaltinio ir tai gali įtakoti kelius tos procentus efektyvumo skirtumą. Tai yra iš principo niekas, ar ne, jos yra vienodos ir lygiavertės ir lygiareikšmės. Lygiai taip pat sukuria puikų mikroklimatą, užtikrina reikalingą energiją, sušildyti patalpas, bet kuriuo atveju jūs būsite laimingi. Tik tai turint galvoje, kad ne visur galima įrengti betonuojamą grindinį šildymą, ši sistema yra vadinant patraukli išskirtiniams atvejams. Senos statybos namams su medinė perdanga ar ne, mediniams namams, karkasiniams namams, kur jinai yra dažniausiai ir taikoma. Ką gali pasiūlyti su temperatūros valdymu? Reiškia, yra keli pasirinkimo variantai, nuo paprastų ratukinių termostatų iki gražių programuojamų skaitmeninių, galimi centriniai valdymo pultai su spalvotais displejais, galima opcija valdymas telefonu ar planšete ir, reiškia, visą tai montuojasi kolektorinėje spintoje, ar ne, kur montuojasi jūsų grindinio šildymo kolektorius ir ta sistema atlieks pilnai tiek temperatūros užtikrinimo funkciją, tiek ir komforto palaikymą. Kiekvieną kambarį valdysite atskirai, tą valdymą galėsite daryti tiek iš telefono, kaip pavyzdžiui, tiek būdami tam kambaryje per specialų valdiklį. Jūs turėsite daug programavimo galimybių, ar ne, eko režimus kiekvienai patalpai suprogramuoti atskirai, kad jie įsijungtų skirtingų metų, skirtingas temperatūras tuo metu nustatyti, žodžiu, begalę individualumo.